Sveiki, norėjau šiandien su jumis aptarti vieną dažniausių tunelinių neuropatijų arba kompresinių neuropatijų. Tai yra alkūninio nervo suspaudimą. Ir jis dažniausiai pasitaiko būtent alkūninėme kanale tarp vidinio antkrumplio žastikaulio ir taip vadinamos alkūnės ataugos, olekrano. Eina alkūninis kanalas ir būtent jame neretai alkūninis nervas suspaudžiamas. Tunelinės neuropatijos apskritai jos pasireiškia tam tikrose vietose, kur dėl judesių arba dėl fiziologinių pokyčių, kartais dėl anomalinio raumens yra apribojama erdvė, kurioje yra periferinis nervas ir jis yra suspaudžiamas ir vystosi segmentiniai nervo pakitimai. Dėl alkūninio nervo neuropatijos reiškia būdingi simptomai, tai yra skausmai, aptirpimai, skruzdėlyčių bėgiojimai, dilgčiojimai, būtent mažylio ir ketvirtojo piršto vietoje. Taip pat gali išsivystyti ir plaštakos vidinių raumenų silpnumas. Ypač būdingas yra silpnumas skečiant pirštus dėl taip vadinamų tarpkaulinių raumenų nusilpimo. Kartais uždelsus diagnostiką alkūninio nervo suspaudimo gali išsivystyti ir raumens atrofija. Ir labai būdinga būtent yra, kad atrofija išsivysto pirmo nugarinio tarpkaulinio raumens atrofija. Ir tokiu atveju mes matome tiesiog įdubimą šio raumens projekcijoje. Tiksliausiai alkūninio nervo kanalo sindromas yra diagnozuojamas atlikus elektrofiziologinius tyrimus, elektroneurografiją, elektromiografiją. Ir žinoma, vertingi yra ir kiti būdai, ultragarsinis tyrimas, kartais ir magnetinio rezonanso tyrimas. Gydymas dėl alkūninio nervo suspaudimo yra chirurginis. Gali būti atliekamos kelių tipų operacijos, tačiau dažniausiai pakanka paprastos nervo dekompresijos. Yra atliekamas pjūvis alkūnėje, reiškia, pjūvis paprastai būna kiek didesnis, siekiant visiškai nervą išlaisvinti keliose skirtingose vietose ir gali būti iki 10 cm pjūvis ilgio, tačiau jisai gali būti ir trumpesnis. Yra įvairios metodikos ir įvairūs būdai, kaip tą galima būtų atlikti. Operacijos metu tai yra iš tikrųjų audinių, minkštų audinių išdalinimas ir alkūninio nervo išlaisvinimas. Operacijos metu, reiškia, mes matome, vizualizuojame alkūninį nervą ir įsitikiname, kad tikrai nėra jo suspaudimo niekur ir jisai yra visiškai atlaisvintas. Po to yra sustabdomas kraujavimas, kruopščiai užsiuvami audiniai. Dėl alkūninio nervo neuropatijos, reiškia, pacientas operacija yra atliekama vietinėje nejautroje ir pacientas tą pačią dieną yra išrašomas namo. Reabilitacijos laikotarpis, atsistatymas paprastai trunka apie 4-6 savaitės ir vėlgi skatiname pacientą aktyviai judinti ranką, atlikti visus judesius, kaip ir iki operacijos, galbūt pradžioje šiek tiek rečiau lenkti per alkūnę, kol nėra visiškai sugijusi žaizda, bet ir šie judesiai ilgainiui gali būti atliekami. Operacijas dėl alkūninio kanalo sindromo atlieku moderniai įrengtame privačiame stacionare Aiva Klinik Rygoje. Konsultacijoms galite užsiregistruoti Šiauliuose kardiolitos klinikose, taip pat galite užsiregistruoti nuotoliniai konsultacijai telefonu kodas +371 26 56 52 99. Jei jums ar jūsų artimajam nustatyta arba įtariama alkūninio nervo neuropatija dėl suspaudimo kubitalinėme tunelėje, kreipkitės. Parinksiu jums tinkamiausią problemos sprendimo būdą.